nieko panašaus, vaikai dingsta kaip kokie triušiai. Tačiau jūs nesirūpinkite, tikrai nesirūpinkite, nes jie kiekvienas iš jų sugrįš sveiki, gyvi ir išmokę savo pamoką. Na, o dabar mes turime keliauti toliau. Tad eime, paskui mane kelionė tęsis. Na štai, televizijos šokoladas. Bet kas televizijos šokoladas? Dėl Dievo meilės vaikai. Visa tai vyksta televizijos dėka. Na, aš asmeniškai tai nemėgstu televizijos. Aš manau, kad televizija yra gerai, tačiau labai mažomis dozėmis. Tačiau vaikai šito nesupranta. Jie norėtų ištisą parą sėdėti vėpsodami į televizoriaus ekraną. Ačiū jums. Na, o dabar aš jums paaiškinsiu, kaip veikia šita nepaprasta televizijos stotis. Tačiau visų pirma, ar jūs žinote, kaip veikia paprasta televizijos stotis? Tai visai nesudėtinga. Pirmiausiai, jūs turėdami filmavimo kamerą, ką nors filmuojate. Tada tas vaizdas yra suskaitomas į milijonus mažų dalelyčių, kurios yra tokios mažos, kad net neįmanoma išlaikyti. Ir visa tai yra išmetama į erdvę. Erdvėje jos bimdamos laksto į visas puses, kol galiausiai pasiekia anteną ant jūsų stogo. Tada jos vaikai virpėdamos nusileidžia žemyn, atgal jūsų televizoriaus ekraną, ten jos vėl zvimbia laksto, kol galiausiai ekrane jūs pamatote vaizdą. Nu, ne visai taip, ne visai taip, ne visai taip, ne visai taip, ne visai taip. Aš manau, kad televizija ne visai veikia. Tu esi labai geras berniukas, tačiau per daug plebi. Palio, aš būsiu pirmasis žmogus per televiziją. Per televiziją, per televiziją. Ne, mes irgi norime televiziją. Jie būna visiškai atsibaigia, jiems vis daugiau to šlamšto reikia. Reikia! Šitas atrisumaišo protą, palieka sielą sužalotą, kai sniegus užkamša jam galvą, nuskurdina jo gimtą kalbą ir jis daugiau nebesupranta, ką žmonės pasakose randa. Jos smegeninė tarsi sūris, minkšta, jokių minčių neturi. Jisai nemasto, jis tik žiūri. Jisai nemasto, jis tik žiūri. Ei, gražuolė, prieik prie manęs. Na, koks kitas mūsų sustojimas, eime greičiau, mes turime keliauti. Tai kiek dabar liko mūsų vaikų? Bet, ponia Vonka, dabar liko tik tais Čarlis. Tai tu manai, kad tu likai vienintelis. Na taip. Bet tu nori pasakyti, kad tu nenorėjai paragauti nei šokolado, nei pakramtyti gumos, pažiūrėti televizoriaus ar pažaisti su voveraitėmis kaip kiti vaikai? Na, ne, man tiesiog viskas buvo įdomu. Aš norėjau daug sužinoti ir pamatyti. Bet mano mielas berniuk, juk tai reiškia, kad tu laimėjai. O aš tave nuoširdžiausiai sveikinu. Bet ponia Vonka, o kaipgi kiti vaikai, kurie taip pat laimėjo auksinius bilietėlius? Taip, tu esi visiškai teisus. Kiekvienas iš jų sugrįž pasikeitę, išmokę savo pamokas, sveiki ir gyvi. Ir taip pat kaip ir tu, kiekvienas jų gaus savo dovanas. Matai, man labai patinka mano šokolado fabrikas. Ar tau jis taip pat patinka? Matai, jis tiesiog nuostabus. Matai, mielas berniuk, aš visą tai nusprendžiau padovanoti tau.
Kai tik tu būsi pakankamai užaugęs ir galėsi viskam vadovauti, šis fabrikas atiteks tau. Bet, ponia Vonka, jūs ką? Ketinate visą savo fabriką atiduoti mažam Čarliui? Taip, aš iš tiesų visą tai ketinu atiduoti mažajam Čarliui. Tai juk patenkintas, ar ne? Bet, ponia Vonka, jūs turbūt juokaujat. Ne, aš esu velniškai rimtai nusiteikęs. Matot, neturiu aš nei artimųjų, nei draugų, nei šeimos. Tai kasgi vadovaus mano fabrikui, kai aš būsiu visai senas. Ir kuogi man tave pakeist? Tapetais su tavim ar paliktais daiktais. Ir kągi man daryt su savo meile? Palaukti, kol numirs, ar nužudyt visai? Ar nužudyt visai? Pasaulis toks, kurį tu palikai, balintos sienos, tik balintos sienos. Kai tu iškėlęs galvą išėjai, aš vėl likau vienas, aš vėl likau vienas, aš vėl likau vienas. Matai, man reikia gero, protingo ir patikimo vaiko, kuriam galėčiau atskleisti visas šio fabriko saldainių gaminimo paslaptis. Tu tučto jau privalai eiti kartu su manimi mano fabriką. Bet, ponia Vonka, aš nieko gyvo neiškeisiu savo šeimos, nei viso pasaulio šokoladą. Atleiskit, ponia Vonka, bet aš pasilieku su savo šeima. Ponia Vonka, jei jautiesi vienišas ir liūdnas, prašau, užeik pas mūsų svečius. Vakarienė virsim kopūstų sriubą.